Sveiki atvykę į Miško monologus, kuriuos vedu, kuriuose kalbu aš, Laurynas. Ir juose kalbu apie savo prasmingus dalykus, kuriuos atrandu savęs pažinimo, saviugdos kelyje. Kelyje, kuriame susitinka psichologija, dvasinės žinios, metafizika ir coachingas. Kur kasdienybės magija atsiskleidžia gražiausiam formom ir spalvom. Per gilius atradimus ir prasmingus suvokimus. Kiekvienas iš mūsų gyvenime kasdieną patiriam tam tikrus triggerius, tai yra situacijos, žmonės, žmonių elgesys, kuris mums sukelia nepatogius jausmus, nemalonius jausmus, negatyvius jausmus. Ir mes visi ir visada neišvengiamai su tuo susidurime. Dažniau, rečiau, tačiau tai yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis, triggeriai. Įdomus dalykas apie triggerius yra tai, kad triggeriai, tai tas elgesys, ta situacija, to žmogaus elgesys, tie visi niuansai, kurie sukelia tuos jausmus, jie triggerina mus ir mūsų vidų. Jie užkabina tokias, pavadinkim jas vidinės staigas, mūsų psichikos staigas, apie dalykus, subjektus, kurie yra susiję apie mus pačius. Triggeris nebūtų triggeris ir mūsų netriggerintų, jeigu kažko panašaus mes neturėtum savyje sąmoningai ir pasąmoningai, giliau ar ne taip giliai savyje. Dėl to įvairios situacijas, kitų žmonių elgesys, kuris mumis erzina, mums parodo ir atspindi, kad tai yra susijęs su mumis, su mūsų vidumi, su mūsų patirtimi. Dėl to triggeris, tas subjektas, kuris mumis erzina, sukelia mums nepatogius jausmus, visada yra apie mus pačius, apie mūsų vidų, suprast ar nesuprast. Ir triggerio esmė yra tame, ten kampe guli Ūla, keturkoja mano palydovė, kuri mane lydi visur šiuose miško monologuose. Tai triggeriai atspindi mūsų vidų. Ir triggerio esmė yra tame, kad mes pamatytume savo nepažintas ir neatpažintas savo vidinės psichikos, sąmonės, pasąmonės dalis tam, kad jos būtų atpažintos, suprastos, išspręstos, pagydytos, sutvarkytos. Ir triggeris, situacijos dalykai, kurie mumis erzina ir jų intensyvumas ir stiprumas mums rodo apie tai, kad ta programa, ta žaizda mūsų viduje, su kuria yra susijęs triggeris, yra aktyvi. Jinai yra pasiruošusi būti mūsų pamatyta, suprasta, dėl to kyla ir veržiasi laukan tam, kad mes ją pamatytume, suprastume ir išspręstume, pagydytume save, padarytume save vientisą, sujungtume savo suskaidytas asmenybės dalis į vientisą sveiką visumą. Pamenu prieš daug metų, čia prieš kokius 5 metus, dirbau su kolega bare, stam už baro, dirbom petys į petį ir jis turėjo tokią savybę, jis būdavo labai arogantiškas ir nemalonus kartais su žmonėmis. Ir šalia jo būdamas aš jausdavau tokį labai didžiulį nepatogumo jausmą, tos svetimos gėdos jausmą tokį. Galbūt būtų tai geriausias nepatogumą, labai didžiulį tokį emocinį, kada jis ten pradėdavo arogantiškai, nemandagiai, išdidžiai kalbėti su žmonėmis tam tikrose baro temose. Ir praėjo keletas metų, kada aš mokydamasis apie veidrodinius neuronus ir apie tai, kad triggeriai atspindi mūsų vidų, supratau, kad tą nepatogumą jausdavau dėl to, nes pats buvau pilnas arogancijos ir išdidumo.
tik ta arogancija ir išdidumas nebuvo tiesiogiai susijusi su darbo sfera, o tai buvo susijęs su mano vidiniu išdidumu ir arogancija. Dar pavadinkim, galim taip pat dvasiniu išdidumu ir arogancija. Aš buvau to pilnas, nes buvau pradėjęs domėtis subtiliuoju savo vidiniu gyvenimu, psichologija, ezoterika, metafiziniais dalykais, dvasiniais dalykais. Ir staiga mano gyvenimas kokybiškai labai prasiplėtė, paaugo ar padidėjo ir aš įžengiau į tą erdvę, kurioje prasideda dvasinis išdidumas ir arogancija, nes aš medituoju, tyrinėju, suprantu dabar tokius metafizinius dalykus, tokią ezoteriką, dėsnius, čakras ir visą kitą, o kiti gyvena paprastą materialų gyvenimą ir nesidomi kitais dalykais. O aš toks geresnis už kitus. Tai praėjo laiko, kol aš supratau, kad nors tas kolegos elgesys nebuvo tiesiogiai nukreiptas į mane, tačiau būdamas šalia aš jaučiau nepatogumą, nes tai spindėjo mano vidinę subtilę psichikos dalį, kurioje aš irgi buvau arogantiškas ir išdidus, ir per tas jausmas, kurį aš jausdavau nepatogų, man indikuodavo visą laiką, kad tai yra susijęs su manim. Žinoma, to laiko aš nieko nesupratau ir kaip minėjau, praėjo keletas metų, kada tai supratau. Tačiau tai buvo viena iš daugelio patirčių, kurias patiriu po šiai dienai, kurios leidžia suprasti ir interpretuoti dalykus, kurie mane trigerina, kad tai yra susijęs su manim pačiu. Kodėl mane tai erzina? Dėl ko man tai kelia pyktį ir nepasitenkinimą? Vienoks ar kitoks kitas žmogus elgesys su manim ar kitais. Kuo tai atspindi mane? Ką man tai rodo, ką man tai parodo? Kokią mano suskilusią, nepilnai sveiką psichikos asmenybės dalį man tai parodo ir kelia viršų tam, kad ji būtų pamatyta, atpažinta ir suprasta bei pagydyta. Tokius ir panašius klausimus išmokau savo užduoti šitam saviugdos ir savęs pažinimo kelyje, kada patiriu vadinamosius trigerius, nepatogius jausmus, kurie man visada padeda rasti atsakymus savyje. Kodėl vienokia ar kitokia situacija man kelia nepatogius, nefainus jausmus. Ir trigeris, nors jis yra nepatogus, nesmagus, neskanus, tas jausmas, ta emocija, kurią jaučiam tam tikrų metų, tam tikrose situacijoje, tai yra nuostabi dovana, savęs pažinimo dovana, nesileidžia pažiūrėti ten į savo vidų, kur mes esant normalioms aplinkybėm net nenorim žiūrėti, net nenorim tyrinėti. Tai yra šudina dovana, pavadinkim taip, tačiau yra dovana nuostabi, nesileidžia pamatyti tai, ko mes nenorim pamatyti. Ir teisingai interpretuodami, užduodami tokius ir panašius klausimus, kuriuos prieš tai aš ką tik minėjau, mes galime suprasti ir atrasti, kas ten tokio mumise yra mūsų patirtyje, ką jau sąmoningas protas užmiršo, tačiau tai dar glūdi toj mūsų pasąmonės archyve tame. Kokia ten ta programa žaizda yra aktyvi ir jie mums veržiasi iš mūsų tam, kad būtų mūsų pamatyta per trigerius, per tos jausmus, kurias jaučiame, tam, kad juos atpažintume, suprastume, teisingai interpretuodami ir pagydytume save ir tą savo dalį iš praeities, kuri kažkokia sužeista ar nepilna. Dėl to tai yra dovana, nuostabi, graži, prasminga dovana, su kuria mes turime atsakomybę išmokti ją pažinti, suprasti, interpretuoti teisingai. Įsiaiškinti, kokią žinutę man neša tai, kad aš vienas kažką daro, aš dėl to jaučiu pyktį, nepasitenkinimą, nusivylimą. Dėl ko aš tai jaučiu? Ką man tai primena? Kokią man tai pamoką neša? Ko mane tai moko? Apie ką tai yra? Kodėl mane tai kabina? Nes trigeris nebūtų trigeris, jeigu mūsų nekabintų. Trigeris nebūtų trigeris, jeigu mūsų nekabintų. Tai jeigu aš jaučiu trigerį, tai vadinasi, tai kažkas susijęs su manim. Ar mano vertybės kažkokios pamina kitas žmogaus elgesys ar situacija. Ar man tai sukelia kažkokius trauminius išgyvenimus pasąmoningus ir sąmoningo proto užmirštus iš praeities. Galbūt aš pas tą turiu savybę, kaip man buvo su arogancija, tačiau aš kitokiu kampu, kitokioj formai patiriu tą aroganciją.
Bet tai man sukelia jausmus, kurių dėka aš galiu suprast, kad aš tą turiu. Taigi, trigeris yra tokia graži, prasminga dovana, kuri leidžia man pažint save. Suprast save. Pamatyti savo vidų tokį, koks jis yra iš tikrųjų ir galbūt ne toks idealizuotas, koks aš maniau, kad jis yra. Tai leidžia mokytis objektyvumo, savęs priėmimo ir savęs pažinimo kelyje. Su trigeriais toks dalykas. Tačiau dabar išgirdus tai apie trigerius, įsijungia atsakomybė, kad nebegalima to praleist pro akis, to, kas vyksta mano gyvenime ir kelia man nepasitenkinimą. Nebegaliu tiesiog burbėti ir liet savo nepasitenkinimą dėl to, ką jaučiu ir patiriu. Nes dabar suprantu, paklausęs to, ką aš tau kalbu, kad tai yra apie mane ir tai parodo mane. Ir tai atspindi mane ir mano tas šešėlinės, gilias pasąmoninės vietas, kurių įprastom sąlygom aš nematau. Ir tenka su tuo dabar dirbti. Ir tai neišvengiama. Neskanu, nepatogu, sudėtinga. Tačiau kokia didžiulė dovana, supratus, pažinus save ir patvarkius tas savo netobulas vietas, išsprendus tos dalykus, supratus tos dalykus, priėmus tos dalykus, kurie kelia nepatogius jausmus. Aš augu, aš evoliucionuoju, aš tampu vientisesnis ir sveikesnis kaip asmenybė. Mano vidinė kokybė keičiasi ir keičiasi mano bendro gyvenimo kokybė. Ar ne, Ūla? Ateik. Nenuvers tolo, gerai? Ūla, nu. Tik. Čia nesimatys. Va, Ūla. Palydovė. Tai galbūt, manau, apie trigerius šiandien tiek. Visi dėl visų, gera dalintis, aš tuo tikiu. Miško monologai, Laurynas, Ūla. Gražios likusios dienos.